Labas visi. Nors aš jau gyvenu atostogų nuotaikom ir rūpestėliais su jom susijusiais, bet mano visus šitos reikalus paliekam šonį ir atgal grįžtam prie darbų, nes neskaitant į tai, kad planuoju atostogas, darbai nesibaigia, ne? Ir šiandien ir vakar iš tikrųjų turiu praleidus tikrai nemažai skambučių ir žinučių, tai dar iki vakaro spėsiu daugumai atsakyti, jeigu ne, kam nespėsiu, tai tada paliksiu rytojui, tiesiog fiziškai neina jau suspėt. Tai duosiu tikrai visiems atsakymus ir ką pažadėjau tikrai atsiųsiu. Galvoju, pasidalinsiu įrašu apie, kadangi pati atostogų ritmų pradėjau jau gyventi, tai tom mintim. Tai va šiandien gavau užklausą iš klientą, kad įvyko nelaimingas įvykis atostogose ir smagios tos atostogos, viskas gerai, bet įvyko nelaimė ir žmogui tikrai gan stiprus rankos lūžis, kiek supratau, kiek mes kalbėjome, ne? Tai taip, gavo pirminę tą pagalbą, visą gipsai sudėti, visokie reikalai padaryti, viskas su tom yra gerai. Ir kadangi pas jį buvo gyvybės draudim su lūžiais, tai yra visų kauliukų lūžiai išskyrus pirštai, kojų pirštai, dantis ir nosis yra nedrausti, bet visi kiti kauliukai yra apdrausti ir pas jį yra apdrausta nuo 2000 iki 6000. Tai taip, jam išmoka priklausys ir tikrai nemaža, todėl kad yra ten reikaliuko, ne? Tai manęs klausia, kaip kas toliau vyksta, ką daryti, ne? Tai iš karto, ką pasakiau, susirink visus įmanomus dokumentus toje vietoje, kur tu dabar esi, kas tau ką darė, kokie tyrimai, skanai, išvados ir panašiai, ta pirminė diagnozė ir tokie visokie reikalai. Ir iš karto gali atsiųsti man, jeigu nori mano pagalbos kleimo metu, arba iš karto gali tiesiai siūsti draudimui ir pradėti lūžių draudimą kleimą, todėl kad kuo greičiau jūs pradėsite, tuo greičiau išmoką gausite, tai čia vienareikšmiškai. Tai va šiandien man atsiūs visus dokumentus, siūsim į draudimą ir lūžių draudimai dažniausiai labai greitai suvaikšta visi tie kleimai, todėl kad ten nieko labai tikrinti nereikia, nieko labai ypatingo kažko papildomo nereikalauja, tai gan paprastai ir greita. Tai juokas, bet atostogas apsimokė. Ne, kad ir kaip bebūtų, gaila, kad šitaip įvyksta, bet buvo gerai, kad tas draudims buvo ir galėsim padaryti kleimą. Tai va, taip kad ypač dabar vasarą, ypač kai jau mes planuojame atostogas, kai mes planuojam kažkokius didesnius gyvenimo įvykius, tai tie draudimai jie labai reikalingi. Ne tada, kai jūs grįšite iš atostogų, ne tada, kai nusipirksiu namą, kai nusipirksiu mašiną, kai susituoksiu, kai atšvęsiu jubiliejų, nes ten krūva pinigų išeina, ne tada. Reikia iki to susitvarkyti draudimus, todėl kad kai nutinka įvykis jau artėjant prie tos datos, būnant atostogose, būnant tame reikale, kurio jūs taip ilgai planavot ir kažkas nutinka, ne? Tai labai stipriai suvel finansus, labai stipriai, kad ir kaip bebūtų, ne? Tai tokie dalykai kaip draudimai, jie apsaugo mūsų tuos finansus ir tą tokį finansinį stabilumą išlaika ir čia yra didžiulis pliusas. Taip kad vasara, atostogos, dabar tuoj vaikai baigs mokyklas, tai tikrai nemaža dalis mūsų išvykstam kažkur, veikiam kažką, ne? Ir tai yra visai kita, negu kad mes darom tai kasdieną, ne? Tai atsiranda daugiau aktyvesnis laikas, kažkokios aktyvesnės pramogos, ne, sakykime, mums nežinomos vietos ir panašiai, tai tų nelaimingų įvykių tikrai gali nutikti visokių. Taip kad pasirūpinkit savo draudimais laiku, iki to, kai jūs išvažiuojate, išeinate, kažką veikiate, ne, tam, kad jeigu kažkas jau nutiks atostogaujant ar kažką kitą veikiant, tai kad būtų draudimai vietoj. Tai va. Nesnauskit, susitvarkykit ir būkit saugus.